Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą grįžtu su savo naujausiais pirmaisiais kartais. Ganėtinai ilgai užtruko, kol skyriau laiko padaryti šį video, bet pats laikas juos vėl daryti aktyviau, nes tikrai naujų žaidimų išbandau nemažai. Ir šiandien pakalbėsiu apie 3 iš jų. Tai pirmas žaidimas, kurį išbandžiau dar rugpjūčio mėnesį, buvo Expedition žaidimas iš Stonemaier Gameso. Tai vasarą išleistas žaidimas, Scythe sequelas, toks netiesioginis, bet iš to paties pasaulio, su tais pačiais veikėjais. Ir įvykiai vyksta po Scythe The Rise of Fenris campaign, kuriame tyrinėsite naujas lokacijas po meteorito nukritimo Sibiro platybėse. Žaidimas naudoja keletą tokių mechanikų. Action Retrieval, tas tikrai taip, turi labai įdomią sistemą Action Selection'o. And Managementas yra savotiškas. Worker Placementas tikrai yra įvairūs poweriai. Tai ta simetrija žaidime yra ne tik, kad jūs skirtingus mechus galite pasirinkti, bet ir skirtingas veikėjų poras. Tas pats grafikos dizaineris yra Jakub Rozalski ir dizaineris kaip ir Scythe žaidimo Jamie Stegmaier. Kaip matote, žaidimai vertinau 7. Tai čia toks, sakyčiau, dar visai rezervuotas vertinimas, nes tikrai laukiu expansiono, kuris bus jau kitais metais. Ir tada, manau, žaidimas tikrai gali ir iki 8 pakilti, priklausomai ką jie pridės, nes dabar žaidimas po kelių kartų atrodo toks, kai tu jau iš esmės jau žinai, ką daryti, kokias kortas imti, ką kombinuoti ir panašiai. Tai jeigu ypač dažnai žaidžiamas, tai gali atsirasti savotišką monotoniją. Kalbant apie komponentus, tai aš irgi turiu metalinę versiją, kaip ir parodyta paveikslėlyje. Tai tie didžiuliai heksagoniniai tailai tikrai labai gerai atrodo ant stalo. Labai aiškus simboliai. Nemažai simbolių panašių į Scythe žaidimo, bet dalis jų daro skirtingus dalykus, tai kai ką reikia mokytis iš naujo. Irgi dedamos žvaigždutės už pasiekimus, tik tais tų žvaigždučių negaunate automatiškai. Reikia nueiti į specialią lokaciją, kurioje turi būti atidarytas actionas, kur jūs galėtumėte pasiimti žvaigždutę. Ir tas actiono atidarimas yra savotiškas mini žaidimas, mini tikslas žaidime, sakykime taip. Nes čia žaidime, kai nėra kovos tarpusavėje tarp žaidėjų, tik konkurencija, tai žaidimo, kaip sakyti, blogietis yra tas corruption tokenai, kurie atsirado po to meteorito. Tai atsidarius naują lokaciją, tie corruption tokenai dedasi ant tų tailsų ir juos reikia valyti, kad atidaryti tuos veiksmus. Ir kas svarbiausia žaidime, tai būtent jūsų veikėjų bordas, kuris ir nurodo, ką jūs galite daryti. Tai labai įdomus Action Selection mini žaidimas, galime tai pavadinti. Kai pradedate žaidimą, galite daryti visus 3 veiksmus. Ir kai darote refresh actioną, sekančiame eime galite daryti tuos pačius 3 veiksmus. Nes daugelį atvejų pakanka tų 2 veiksmų ir tuos 2 veiksmus renkatės labai paprastai. Tai judinate, šiuo atveju, geltoną kubelį ir judinote taip, kad uždengdami vieną actioną galite daryti kitus 2. Pavyzdžiui, čia yra uždengtas gather actionas ir galima daryti move and play actioną. Jeigu pajudinsite į play lokaciją kubelį, tai tada galėsite move and gather daryti ir taip tas judėjimas vyksta kiekvieno ėjimo pradžioje. Labai įdomus yra būtent šitas trekas jūsų, sakykime, resursų, kuriuos generuojate žaidime. Tai 2 resursai, Guile ir Power, kuriuos išleisite bandydami nuvalyti corruption tokenus nuo tailsų. Taip pat mokėsite už questus ir panašiai. Tai iš esmės savotiška resursų sistema. Taip pat workeriai yra žaidime, bet workeriai yra visai kitokie negu Scythe žaidime. Nėra taip, kad jūs turite savo spalvos workerius. Tiesiog jūs samdote workerius tam tikrose lokacijose, kad galėtumėte panaudoti specialius kortų efektus. Nes kortelės kairėje pusėje, kaip čia yra Wojteko kortelė, veikėjo kompanionas.
Ir jis turi specialų actioną, kad uždėjus workerį, aktyvavus tą kortelę, galima daryti vanquish actioną arba rescuinti aktyvę kortelę. Tai tas hand managementas taip ir vyksta. Jūs vienoje pusėje turite savo ranką, kurią mato visi, ir kitoje pusėje turite jau sužaistas kortas, kurias paskui rescuinate kitų kortelių pagalba arba darydami refresh actioną. Ir tam tikroje lokacijoje ar tiesiog ant savo mainboardo. Ir dar ką norėčiau pasakyti, tai kortelės yra naudojamos įvairiais būdais. Tai jūs galite tas korteles ir pridėti prie savo bordo, pakišdami po juo, tai darydami tokiu atveju kvestus, upgradeindami savo bordą su upgrade'ais ir meldindami meteoritus, kurie jums duoda papildomai taškų, tam tikrus bonusus, darant tam tikrus veiksmus ir panašiai. Ir tai iš esmės yra pagrindinis būdas, kaip jūs renkate taškų žaidime. Ir kai kažkuris žaidėjas uždeda 4 žvaigždutes ant pasiekimų treko, trigerinasi žaidimo pabaiga ir kiekvienas žaidėjas dar turi po paskutinį veiksmą ir po to skaičiuojasi taškai. Ir taškai yra skaičiuojami pinigų pavidalu, tai kas daugiausiai turi pinigų, tas ir laimi žaidimą. Tai tiek apie Expedition žaidimą. Tikrai rekomenduoju ir tikrai laukiu expansiono. Tinka ne tik sci-fi fanams, tikrai verta išbandyti. Antrasis žaidimas, kurį išbandžiau rugsėjo mėnesį, tai Twilight Inscription žaidimas. Tai Twilight Imperium Visatos Roll and Ride žaidimas, skirtas nuo 1 iki 8 žaidėjų, kurį vertinau net 8. Žaidimas tikrai kitoks negu įprastai tikėtumėsi iš Roll and Ride žaidimo. Gigantiškas, tikrai panašus į savo vyresnį brolį, tai pavadinkime, kuriame irgi daryti skirtingus dalykus, bet galite žaisti ir solo. Ne ką blogiau žaidžiant ir 2, ir 3, ir 4, ir dar daugiau, nes žaidimas vyksta vienu metu. Tai tas laikas, manau, iki 2 valandų tikrai yra realus. Žaidžiant solo iki 1,5 valandos nesunku tilpti. Ir žaidime jūs darote 4 skirtingus dalykus. Tai naudojate navigation boardą ir keliaujate į įvairias lokacijas, gaunate įvairiausius bonusus ir panašiai. Tai labai, sakyčiau, svarbus boardas, nuo jo priklauso ne tik kiek taškų gausite, bet kaip efektyviai jums klostysis žaidimas. Taip pat expansion boardas, kuriame rinksite įvairiausius resursus, irgi specialiuosius simbolius, kurių reikia žaidime, bei victory pointsus. Iš esmės, kiekvienas boardas duoda victory pointsus tik skirtingais būdais. Ir tie specialūs simboliai irgi duoda įvairiausius dalykus, padeda kovoje ar atidarant naujus kauliukus ir panašiai. Ir visi tie simboliai yra renkami kauliukų pagalba, tokių didelių kauliukų. Ir priklausomai nuo to, kokią strategy kortelę vylinasi kiekvieną ėjimą, jūs galite daryti skirtingus veiksmus. Dažniausiai viename borde, kuris yra jūsų aktyvus tame ėjime, yra labai įdomios kortelės, kas prideda simetriją žaidime, tai kiekvienas žaidėjas gali pasirinkti savo veikėją, kuris duoda tam tikrus bonusus ir tam tikras galimybės, ko kiti žaidėjai neturi. Tai pavyzdžiui, vienas iš veikėjų gali jums leisti aktyvuoti šalia esančius bordus tam pačiame ėjime ar priešingose pusėse esančius bordus, tai tikrai galima tos actionus pasirinkti labai įvairiai. Ir kaip matote, ant kortelės parašyta, ką jūs iš esmės darote savo ėjime, tai visi tie simboliukai atrakina skirtingus dalykus. Tai pavyzdžiui, 3 kovos lauke, tai jūs galite už tuos simbolius statytis laivus, su kuriais kovosite žaidime. Ir kova irgi labai įdomiai vyksta. Tai vyksta prieš kairįjį ir dešinį oponentą. Ir priklausomai kokio dydžio kovinę galią jūs surinkote, tai iš esmės kiekvienas laivas turi daugiau taškelių ir tie taškeliai yra kovos taškai. Ir lyginant tos taškus, išsiaiškinamas kovos nugalėtojas, kas jums irgi atarkina tam tikrus bonus. Ir aišku, jeigu pralaimite kovą, prarandate taškus. Ir paskutinis bordas šitas, tai yra industry, kuriame jūs naudojate resursus, kurie atrakina tam tikrus dalykus ir generuoja taškus. Tai pavyzdžiui, visiškai naujas žaidimas vyksta balsuojant.
nes jūs naudojate balsus, kad tam tikri pasirinkimai nesugadintų jums žaidimo eigos. Tai kaip pavyzdžiui, atsiranda kokia kortelė, kuris sako, kad jūs tarkime nebegalite statyti tam tikrų laivų, tai jūs aišku norėsite, kad tas balsavimas nesulauktų pritarimo, tai dėl to naudojate balsus. Ir priklausomai nuo kitų žaidėjų, kuris pasirinkimas laimi, tai ir įvyksta. Tai iš esmės irgi yra savotiška sistema, kai žaidime keičiasi dalykai. Tai keičiasi ne tik pagal tai, kokią strategy kortelę ištraukėte, bet ir kokie įstatymai yra priimami balsuojant. Pagrindinis industry boardo šito tikslas yra išnaudoti simbolius, kuriuos atrakinote ir jų pagalba gauti įvairiausius bonusus. Tai ar daugiau balsų, ar daugiau victory taškų, ar daugiau trade goodsų, kuriuos galite panaudoti, jeigu jums trūksta tam tikrų kauliukų simbolių ir panašiai. Svarbiausias tikslas yra victory points. Tai kuo daugiau atrakinate, tuo daugiau jų gaunate. Ko dar tik nepaminėjau, kad yra dar specialūs milestone'ai, kurie irgi generuoja taškus, tai jeigu jūs kažką padarysite pirmiau negu kiti, irgi gausite savotišką apdovanojimą taškų pavidalu. Ir tų pasirinkimų ne tik veikėjų, kokius galite turėti su skirtingais poweriais, tiek ir tų tikslų yra nemažai žaidime. Taip pat visi boardai turi alternatyvias versijas. Dabar tiksliai nepamenu, gal kiekvienas boardas turi gal po 8 skirtingas versijas, lengvesnės, sunkesnės. Ir taip pat galima žaidžiant solo rinktis lygį sudėtingumo. Kol kas aš buvau žaidęs ant vidutinio lygio, tai tikrai įmanoma nugalėti, tai kažkada reikės pabandyti sudėtingesnius lygius. Bet iš visų roll and ride žaidimų man yra totalus numeris 1, ypač solo. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti ne tik Twilight Imperium fanams, bet ir tiems, kas nori tokio labiau challenging roll and ride. Ir manau tikrai nustebsite, ką šitas žaidimas siūlo ir kokio gilumo jis yra. Ir trečiasis žaidimas, kurį teko išbandyti rugsėjo mėnesį, tai yra Terraforming Mars The Dice Game. Žaidimas, kuris atkeliavo iš Kickstarterio, skirtas nuo 1 iki 4 žaidėjų ir trunkantis gerokai trumpiau negu kiti Terraforming Mars žaidimai. Tai tikrai labai geras filleris, kaip matote, vertinu 7 ir manau tikrai turintis potencialo žaidimas kokiu expansionu būti 8. Tikrai atitinkantis savo vardą. Žaidime yra daug panašių komponentų kaip ir pagrindinėme Terraforming Mars žaidime. Jūs irgi bandysite terraformuoti Marsą, statyti miestus, miškus, vandenynus, rinkti įvairiausius resursus ir žaisti kortas. Tik tais pagrindinis skirtumas yra tas, kad visus jūs resursus generuosite kauliukų pagalba, juos ridendami, surinkdami tam tikrus simbolius, už kuriuos jūs galėsite žaisti tam tikras korteles, kurios jums duos arba daugiau kauliukų, ar kažkokius vienkartinius pasiekimus, ar actionus, kuriuos galėsite naudoti savo aime, bei victory taškus. Ir žaidimas baigėsi tada, kai triggerinama 2 dalykai iš 3, tai arba temperatūra pakyla iki maksimumo, ar deguonies lygis, ar visi vandenynai yra sužaidžiami. Tai reikia padaryti 2 iš 3, kad visi dar turėtų poėjimą ir tada skaičiuojami galutiniai taškai. Žaidimas kauliukais vyksta labai paprastai. Jūs tiesiog savo aime renkatės vieną iš 2 dalykų. Vienas būtų action turnas, kuriame jūs tiesiog įsirinkate vieną paprastą actioną ir pagrindinį actioną, tai dažniausiai generuosite naujus kauliukus ir žaisite naujas kortas. Ir production turnas, tai production turnas yra tada, kai jau jūs nebeturite kauliukų arba nebeturite tokių kauliukų, kokių jums reikia. Ar tiesiog jau sakote, kad jau jums laikas turėti vėl viską maksimumo, ką sugeneravote savo kortų pagalba. Tai iš esmės aktyvuojate visas kortas, tai yra ridenate visus kauliukus, kokie jums yra pasiekiami tuo momentu. Taip pat jūs visos kortos refreshinuose, tai galite daryti iš naujo actionus. Ir tokiu būdu taip pat dar ištraukite naujas korteles, kurias galėsite žaisti savo kitame action ėjime. Ir žaidimas vyksta labai greitai. Tai manau, didelio skirtumo nėra, ar 3 žaistumėte, ar 2, ar 4.
Tik tais, ko aš dar neišbandžiau, tai dar yra mini expansionas viduje ir dar solo variantas. Ko man būtent patinka Terraforming Marso Dice Game'as, kad jūs tuos kauliukus ganėtinai lengvai galite manipuliuoti ir žaidime nėra jokio perridinimo, tai jeigu jūs, tarkim, vieną kartą ridendami, tarkim, savo production eime kauliukus ir jums nepatinka simboliai, ką jie jums rodo, jūs galite labai lengvai juos manipuliuoti savo action turne bei tokenų pagalba ar kortelių, kurias sužaidėte anksčiau. Tai tikrai tai, ką išridenote, jums nebus pats svarbiausias dalykas žaidime. Aišku, jeigu jums visada seksis ridenti, ko jūs norite ar jūsų oponentui, tai tikrai žaidimas vyks lengviau, bet jeigu ir nesiseka, galima tikrai kauliukus nesunkiai manipuliuoti ir daryti visus veiksmus. Ir žaidimo pabaiga gali būti tikrai kitokia negu tikėtas, nes niekada nėra aišku iki pat galo, kas laimės žaidimą, nebent jūs labai akilai stebite, ką jūsų oponentas daro ir kokias korteles žaidžia. Tai tikrai rekomenduoju šį Terraforming Mars variantą. Ir manau, tai bus greičiausiai dažniausiai žaidžiamas mano žaidimas iš Terraforming Mars serijos. Ir tikrai laukiu expansionų, kuris turėtų būti, nes dėžė tikrai vietos jam yra. Aišku, tik vienintelis gal mano toks minusas žaidimo, kurį galėčiau paminėti, kad kortų dydis yra nestandartinis, tai reikės specialių įmočių, kad bus sunkiau gauti. O šiaip žaidimas tikrai gerai padarytas ir tikrai vertas bent jau pabandymą. Tai tokie mano 3 naujieji pirmieji kartai. Ir jau kitą mėnesį turėčiau dar vieną video padaryti apie pirmosius kartus, nes greičiausiai bus jau išbandęs dar bent 5-6 žaidimus, tai tikrai bus apie ką pakalbėti. Ir šiam kartui tiek. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto. Iki.